Kągi turi bendro cukro ribojimas ir būsto paskola? Galvosi tu, klausydamas šio video. Tuoj aš tau paaiškinsiu. Šiandien vienoje bendruomenėje kolega pasidalino įžvalgomis iš skaitomos knygos Gyvenimas be cukraus ar kažkoks toks pavadinimas. Mintis yra tokia. Jeigu žmogus perskaitęs knygą nusprendžia, kad gyvensi nuo šiol be cukraus, angliavandenių ir eidamas šalia kepyklos pamato skanę bandelę, užuodžia kvapą, kad ir ką jisai padarys, jis jausis blogai. Nusipirks ir suvalgys bandelę, jausis blogai, nes nesilaiko duoto žodžio. Nevalgys bandelės, jausis blogai, nes jisai tarsi riboja savo pasirinkimo laisvę ir atsisako savo malonumuose. Taip pat ir su finansiniais tikslais. Jeigu žmogus, tarkim, nusprendė, kad nori įsigyti nuosavą būstą ir žostkai taupo savo normalaus gyvenimo sąskaitą, jis jausis žiauriai blogai, nebus laimės. Ir lygiai taip pat, jeigu žmogus, galėdamas kaupti savo būstui, taškosi pinigais į kairę ir į dešinę, jis irgi blogai jausis. Tad finansiniai tikslai turi būti adekvačiai įvertinti, pamatuoti, matematiškai paskaičiuoti. Visai neužilgo paleisiu vieną produktą, kuris padės žmonėms, kurie svajoja apie nuosavą būstą, tad nepamesk manęs, pasek, jeigu dar neseki, ir parodyk šį kanalą draugui, kuriam tai aktualu.